Net tada, kai nežinai kaip elgtis ar link kur orientuotis, prisimink, kad pats gyvenimas tave veda. Ir todėl tu esi saugus paleisti kontrolę. Viskas, ko tau reikia, tai tik pasitikėti. Tad dabar įsitaisyk patogiai, atsipalaiduok ir pasakyk sau. Nuo šiandien aš leidžiu savo pasitikėti vis labiau ir vis labiau. Pasitikėti savo širdimi, kuri visada jaučia tiesą. Pasitikėti savo kūnu, kuris neša mane pirmyn. Pasitikėti visata, kuri išdėlioja žingsnius pačiu tinkamiausiu metu. Ir ten, link kur man iš tikrųjų reikia eiti. Aš paleidžiu kontrolę ir atsiveriu savo aukštesniosios sąmonės vedimui. Žinau, kad viskas ateina laiku. Žinau, kad kiekviena situacija, net jei šiandien ir atrodo nesuprantama, iš tiesų yra dovana. Žinau, kad esu tiksliai ten, kur ir turiu būti. Todėl su vis didesniu pasitikėjimu tariu taip sau, taip gyvenimui. Ir šią akimirką tai liudijimas mano drąsos ir užtikrintumo. Mano širdis žino, kad viskas, kas vyksta, yra mano kelio dalis, kad kiekvienas įvykis yra kodas, kuris atveria man naują sąmonės lygį. Aš renkuosi paleisti abejones, kurios mane laiko, ir priimu tiesą, kad esu daug didesnis už savo baimes. Per mane teka pati kūrinėjo šviesa, kuri kuria pasaulius. Aš esu išvien su šaltiniu, o jis niekada neklysta. Mano kelias nėra klaida, mano kelias yra tiksliai toks, kurį turiu praeiti. Ir tai, kas iš tikrųjų nėra mano, aš tai paleidžiu jau dabar. Aš jaučiuosi saugiai, nes esu mylimas Dievo vaikas ir labai reikalingas. Nuo šios akimirkos aš žengiu per gyvenimo tėkmę su pasitikėjimu, nes žinau, kad visko man užteks, kad viskas, kas turi būti, bus mano ir nieko, kas skirta man, manęs neaplenks, nes viskas vyksta tobulu dievišku laiku. Aš pasitikiu, aš priimu ir aš einu pirmyn. Nuo šiandien aš leidžiu savo pasitikėti vis labiau ir vis labiau. Pasitikėti savo širdimi, kuri visada jaučia tiesą. Pasitikėti savo kūnu, kuris neša mane pirmyn. Pasitikėti visata, kuri išdėlioja žingsnius pačiu tinkamiausiu metu. Ir ten, link kur man iš tikrųjų reikia eiti. Aš paleidžiu kontrolę ir atsiveriu savo aukštesniosios sąmonės vedimui. Žinau, kad viskas ateina laiku. Žinau, kad kiekviena situacija, net jei šiandien ir atrodo nesuprantama, iš tiesų yra dovana. Žinau, kad esu tiksliai ten, kur ir turiu būti. Todėl su vis didesniu pasitikėjimu tariu taip sau, taip gyvenimui. Ir šią akimirką tai liudijimas mano drąsos ir užtikrintumo. Mano širdis žino, kad viskas, kas vyksta, yra mano kelio dalis, kad kiekvienas įvykis yra kodas, kuris atveria man naują sąmonės lygį. Aš renkuosi paleisti abejones, kurios mane laiko, ir priimu tiesą, kad esu daug didesnis už savo baimes. Per mane teka pati kūrinėjo šviesa, kuri kuria pasaulius. Aš esu išvien su šaltiniu, o jis niekada neklysta. Mano kelias nėra klaida, mano kelias yra tiksliai toks, kurį turiu praeiti. Ir tai, kas iš tikrųjų nėra mano, aš tai paleidžiu jau dabar. Aš jaučiuosi saugiai, nes esu mylimas Dievo vaikas ir labai reikalingas. Nuo šios akimirkos aš žengiu per gyvenimo tėkmę su pasitikėjimu, nes žinau, kad visko man užteks,
kad viskas, kas turi būti, bus mano ir nieko, kas skirta man, manęs neaplenks, nes viskas vyksta tobulu dievišku laiku. Aš pasitikiu, aš priimu ir aš einu pirmyn. Nuo šiandien aš leidžiu savo pasitikėti vis labiau ir vis labiau. Pasitikėti savo širdimi, kuri visada jaučia tiesą. Pasitikėti savo kūnu, kuris neša mane pirmyn. Pasitikėti visata, kuri išdėlioja žingsnius pačiu tinkamiausiu metu ir ten, link kur man iš tikrųjų reikia eiti. Aš paleidžiu kontrolę ir atsiveriu savo aukštesniosios sąmonės vedimui. Žinau, kad viskas ateina laiku. Žinau, kad kiekviena situacija, net jei šiandien ir atrodo nesuprantama, iš tiesų yra dovana. Žinau, kad esu tiksliai ten, kur ir turiu būti. Todėl su vis didesniu pasitikėjimu tariu taip sau, taip gyvenimui. Ir šią akimirką tai liudijimas mano drąsos ir užtikrintumo. Mano širdis žino, kad viskas, kas vyksta, yra mano kelio dalis, kad kiekvienas įvykis yra kodas, kuris atveria man naują sąmonės lygį. Aš renkuosi paleisti abejones, kurios mane laiko, ir priimu tiesą, kad esu daug didesnis už savo baimes. Per mane teka pati kūrinėjo šviesa, kuri kuria pasaulius. Aš esu išvien su šaltiniu, o jis niekada neklysta. Mano kelias nėra klaida, mano kelias yra tiksliai toks, kurį turiu praeiti. Ir tai, kas iš tikrųjų nėra mano, aš tai paleidžiu jau dabar. Aš jaučiuosi saugiai, nes esu mylimas Dievo vaikas ir labai reikalingas. Nuo šios akimirkos aš žengiu per gyvenimo tėkmę su pasitikėjimu, nes žinau, kad visko man užteks, kad viskas, kas turi būti, bus mano ir nieko, kas skirta man, manęs neaplenks, nes viskas vyksta tobulu dievišku laiku. Aš pasitikiu, aš priimu ir aš einu pirmyn.